Sabina, o žinai ką, aną dieną sėdėjau namuose ir galvojau, kad susitikom mes prieš gerus 10 metų. Turbūt galime švęsti tą tokį jau mūsų jubiliejų draugystės ir buvimą kartu Novature. Ir labai taip galvodama atsiminiau vieną dalyką. O tas dalykas buvo tas, kad vienais metais vasarą, rugpjūčio gražų vakarą, buvome Rodo saloje, aukštai kalne, kavinukėje, kur stebėjome žvaigždes ir svajojame apie va tokį pasikalbėjimą tarp dviejų draugių, supažindimą mūsų lankytojų, atvykstančių turistų, apie slaptas vieteles Rodo saloje. Žinoma, vėliau tai visą išaugo į gilesnį pažinimą, ne vien tik tai Rodo, bet ir kitų šalių. Ar tu pameni tą vakarą? Puikiai atsimenu, kaip mes lipdavome tą kalną ir tą astronominę kavinę, kur mes sakom, kodėl apie ją nieks nežino, būtent ten reikia ateiti ir tarp jų tas žvaigždės taip matęs. Tai puikiai atsimenu, kad planų turėjom, svajonių daug. 10 metų praėjo ir šiandien mes sėdim studijoje. Tai iš tikrųjų. Ar jūs jau filmuojat? Tai nėra. Tai ko laukti. Reikia pasisveikinti. Tai šiandien mes labai iš tikrųjų džiaugiamės ir nekantraudami, kol pasisveikinsim su jumis, mūsų klausytojai, žiūrovai, iš pirmojo Novaturo podcasto, kuris vadinasi Keliauti kartu lengva. Ir mes iš tikrųjų taip ilgai kartu su kolegomis galvojam apie šią akimirką, kada turėsime progą turėti savo laidą apie keliones, bet ne tiesiog laidą apie keliones, bet laidą, kur kalbėsime apie keliones kitaip, šiek tiek iš ekspertiškumo tos pusės, kur atskleisime tos vidinės virtuvės, to, ko dažniausiai nežino tie, kurie keliauja 1-2 kartus į metus, ir kviesimės taip pat ateityje į svečius garsius keliautojus, taip pat žmonės, kurie dirba turizmo srityje ir turi tikrai daug naudingos patirties, įdomios patirties ir kartais ir ne taip pasisekusios patirties, bet irgi tai dažniausiai būna labai įdomu sužinoti. Ir kur dalinsimės kartu su jumis naudingais patarimais ir informacija, kuri jums gali labai praversti planuojantis savo atostogas. Na ir aš esu Novaturo turinio ir mokymų vadovė Sabina Getman ir šalia manęs kartu sėdi mano draugė ir kolegė ilgą laiką Jurgita Savickaitė. Sveiki, labas Sabina. Labas Jurgita. Jurgita yra Novaturo produkto vystymo vadybininkė ir mes kartu savo kelionę Novature jau virš 10 metų. Jau mes 10 metus kaip pažįstamos ir dar truputį anksčiau prisijungė, taip kad tikrai ta kelionė yra gan ilga mūsų Novature ir tikrai norėtųsi perteikti tas visas žinias, ką mes patyrėm gyvendamos vienoje ar kitoje kryptyje ir pasidalinti su jumis savo įspūdžiais ir savo patirtimi. Tikrai žinome, kad internete, medijoje yra tiek daug informacijos apie keliones, kad visi šiais laikais keliauja, visi išmano, kaip užsisakyti kelionę, kaip susiplanuoti kelionę, bet mes kartu su Jurgita, kartu su mūsų Novaturo komanda, su ekspertais mūsų ir su mūsų svečiais bandysime čia ne tik kalbėti apie keliones, bet bandysime suprasti, kas yra svarbu planuojantis, griauti tam tikrus mitus, atrasti tam tikras vietas, kurių negali taip paprastai žinoti, pasiskaitęs internete straipsnį ar pažiūrėjęs video apie vieną arba kitą pasaulio kampelį. Iš tikrųjų daug informacijos ir mūsų svečiai ir mes atsinešime iš to, kad pažįstame labai iš vidaus, iš vietinių perspektyvos tą kryptį. Na ir tuo tikimės pasidalinti su jumis ir nelaikyti tos visos informacijos tik savo patiems, savo darbiniam rate. Ir kiek žinau, pati Jurgita ką tik grįžo, buvo jau pabėgus šį dar rudenį, dar ne žiemą, bet jau buvo pabėgusi visai neseniai vieną iš tų saulėtųjų krypčių, Egiptą. Ir Jurgita, tai kaipgi tu planuojasi atostogas ir kaip nusprendi, kur važiuoti? Sabina, iš tikrųjų, tai šiais metais aš taip kažkaip visą laiką apie žiemos, rudens keliones galvoju iš anksto, nors anksčiau buvau labai spontaniška ir tikrai pasižiūrėdavau, kokie skrydžiai, kur labai greit susiorganizuodavau ir keliaudavau tokiu būdu.
Bet stebint rinką, atėjus galbūt netgi grįžus į Novaturą ir grįžus į produkto skyrių, kai tikrai tenka dažniau susidurti su kambarių prieinamumu, skrydžių vietų užpildymu. Ir tiesiog pastebėta tendencija, netgi ne vien tik iš Novaturo, bet ir bendraujant apskritai su tarptautinė publika, su tarptautiniais tiekėjais, matant situaciją viešbučiuose skirtingose šalise, pradėjau planuoti savo rudens žiemos atostogas gerokai iš anksto. Tai ir šį kartą atostogos, kur keliavau į Šarm el Šeiką, į Egiptą, mano buvo suplanuotos jau prieš gerus 2-3 mėnesius. Nes aš žinojau, ko aš noriu, žinojau, kad man reikia būtent to kurorto, man reikia tos datos, tai buvo vaikų atostogos, tuo labiau. Pataikėte tą pagrindinį laikotarpį. Taip. Ir dar, žinai, Sabina, toksai faktas, nesenai dalyvavau konferencijoje, tai buvo italų surengta konferencija ir sukviesti labai rimti didelių grandinių, tarptautinių grandinių viešbučių atstovai. Tai kas irgi paskatino pagalvoti apie tuos išankstinius planavimus, apie išankstinį rezervavimą kelionės. Labiau jau į rudenį, į žiemą, jau šiuo metu. Ir vienas kaip pavyzdžių dalyvavo Four Seasons atstovas, tai vienas iš viešbučių irgi randasi Katanijoje, Sicilijoje. Ir įsivaizduok, viešbutis, kuris kainuoja para 1000 ir daugiau eurų. Su pusryčiais tik tai. Nedidukas, aišku, viešbutis, bet pakankamai kambarių turi rinkai užimti. Jau šiai dienai yra išparduotas ateinančiam rudeniui. Tai mes kalbam metai į priekį. Viešbutis jau yra užpildytas. Tai būtent ta tendencija pasaulio eina prie to, kad nepalikim atostogų planavimo paskutiniai minutiai, bet planuokime iš anksto, nes mes Lietuvoje irgi esame ta pasaulio dalis, nesame vien tik tai Lietuvos mažytė rinka, mažas pasaulėlis. Tai tikrai, jeigu norime kažkokio tai konkretaus viešbučio, konkrečios datos, tai tikrai stebint pasaulinės tendencijas, rekomenduoju planuoti atostogas pusmetį, 4 mėnesius, 2 mėnesius prieš išvykimą. Ir vėlgi dar vienas momentas, kad tom datom, kuriom galite planuotis atostogas, galite tiesiog nelikti skrydžio vietų lėktuve. Tas irgi dažniausiai būna, tikrai visas šeimos susiderinom su darbais, su atostogų laikotarpiu pasitvirtinom, nebėra. Tas tikrai irgi dažnas. Bet iš tikrųjų, aš kai irgi sulyginu save, kaip buvau anksčiau ir dabar, kaip esu, sakau, anksčiau buvau spontaniška, dabar esu labiau prisirišus, kad iš anksto reikia rezervuotis. Tai labai suprantu mūsų keliautojus, suprantu, kad jie turi įvairiausių baimių, galvoja, kad gerai, dabar užsakysiu 3 mėnesiai prieš kelionę, bet aš nežinau, kas man nutiks, galbūt susirgsiu, galbūt mano vaikai susirgs, ar pasikeis kažkokios tai aplinkybės ir negalėsiu keliauti. Tai tokios baimės, tie mitai, kad geriau palaukti, kad nežinant, kokia mano bus situacija vėliau, tai aš palauksiu ir užsakysiu vėliau. Bet dažniausiai kelionio agentas, irgi geras kelionio agentas, didelį vaidmenį čia vaidina ir tikrai žinau, kad pasiūlo ir pamini, kad už labai simbolinius mokesčius, ypatingai kuo anksčiau pardavimai prasideda, tai kuo anksčiau planuot pradedi, tuo mažiau kainuoja tos papildomos paslaugos, o tos papildomos paslaugos tai būtent kelionės keitimo galimybės ir jų yra, pas mus netgi 3 skirtingos yra ir viena iš jų netgi leidžia tau pakeisti tavo kelionės kryptį, datą, viešbutį, kambario tipą, likus net 7 dienom tik iki išvykimo. Tai vėlgi tiesiog žinot, kad ta galimybė yra ir galbūt šiek tiek tas baimės nuraminsim tą mitą. Vis tik tikrai turim pakalbėti ir apie tą paskutinės minutės pasiūlymą. Yra ir tame privalumo, ir yra tam tikrų momentų ir kelionės tipų, kur tai tikrai yra geras variantas, mes tikrai neteigiame, kad visada yra blogiausias pasirinkimas paskutinės minutės. Tiesiog mažesnis pasirinkimas. Ir vėlgi, tikrai tie mūsų keliautojai gali būti labai spontaniški. Tai aš iš savo pusės rekomenduočiau palikti tai tokiem spontaniškiem išvykimam, neplanuotėm, o kas jau planuoja atostogauti, planuoti per pradžią pardavimų, kada jau tik pasirodo kelionės, tikrai nenusivils, turės geriausią variantą, turės geriausią kainą ir atostogas geriausios. Taip.
Ir iš tikrųjų šiandieną pasižiūrėjus pro langą, atsiranda ta tokia rudeniška žiemos visuma, pilkuma danguje, mažiau saulės. Taip. Iš karto tokios mintis su depresija, lyg tai kažko norėtųsi saulėto. Tai reikėtų gal priminti mūsų žiūrovams, kokias kryptis mes siūlome šią žiemą. Tai žinoma, mūsų mylimas Egiptas, tai yra Šarm el Šeichas ir Hurgada, Raudonoji jūra, povandeninis gyvenimas, kurį turi išgyventi kiekvienas nuvykęs į šias kryptis. Na, taipogi Kanarų salos, Tenerife, įspūdingoji su aplink įsidėšiusiam salomis ir mūsų naujiena Gran Canaria. Tai tikrai galima šiemet kažką atrasti naujo arba tiesiog grįžti ten, kur jau pamėgę esame keliauti. Na ir žinoma, Dubajus. Dubajus visų skanduojamas gan garsiai ir televizijoje, ir žymių žmonių, ir keliaujančių ilgesniam laikui. Tai tikrai išbandyti tą tokį arabišką pasaulį, kuris yra truputį kitoks negu Egipte. Papulti tą tokį gal ir truputį dirbtinį, pažintinį pasaulį, pailsėti truputį. Na ir keliautojams, kurie galbūt neieško labai karštos saulės, kaip siūlo mūsų šitos visos kryptys žiemos, bet suteikia galimybę vaikščioti, lipti kalnus, mėgautis, būti gamtoje. Taip, tai yra Madeira. Mūsų labai pamilta keliautojų sala. Tikrai taip. Na, žinoma, aš jau kaip sakiau, man tai žiema yra slidinėjimas, apie kurį mes pakalbėsime kitose mūsų laidose, nes čia reikia atskiros laidos, reikia tikrai kalbėti tik tai apie slidinėjimą. Na ir kita ta mano kryptis laiką būna Egiptas, kurį aš jau kaip ir buvau pamiršusi. Truputį, sakykime, man jis buvo toksai jau per daug jo to arabiško pasaulio, egiptiečių ir taip toliau. Bet po pandemijos aš tikrai jį iš naujo atradau ir atrandu tai, kad ten galima patirti naujovių, patirti kažką tai, ko dar nesi patyręs. Tai Egipte, ten, kur ir dažniausias mūsų keliautojas, tai būna pasirinkimas kas metus dar vis kažką naujo. Dar galima atrasti kažką naujo ir toj papasakosiu mano iš tokių patirčių naujų, ką vėliau galbūt tą vietą, lokaciją išduosim komentaruose, jeigu kažkas tai pageidaus. Tai, na, kaip minėjau, visą laiką mes renkamės kelionę į Egiptą tuo pačiu laiku, vaikų atostogos, tą patį viešbutį. Ir paskutinius tos 2 metus mes atradom parduotuvėlę, kur pasineriam į kvapų pasaulį. Na, žinoma, suvenyrų pirkimas, tai yra labai populiaru kažką parvežti iš Egipto, tai tie įprasti buvę suvenyrai, anksčiau papirusai, statulėlės įvairiausios, galbūt odos gaminiai. Na ir mes dabar atradom parduotuvę, kur tiesiog maišo kvepalus. Papuoliai tą parduotuvę tarsi į kažkokį magijos pasaulį. Net vietų metu maniau, kad pardavėjas yra kvepalai knygos veikėjas, kuris kūrė tos kvapus ir mes tiesiog paskendom kvapų debesyje ir nesupratom jau, ar čia migdolais kvepia, ar jazminais, ar kitais aliejais. Ir juokiausi, kad mano šeima sakė, galima mokėti tik už patį šou. Tai tarsi mini ekskursija ir tu vėliau žinoma įsigyji tuos kvepalus, parsiveži tikrai labai gaiviai kvepia. Pati vakar klausiai, kuo pasikvėpinus. O čia ne viena iš tų vietų, nes aš puikiai atsimenu, kai Egipte eini ir visi už rankos tempia savo tas kvepalų parduotuvėlės, kur aliejukus. Tikrai ne viena iš tų. Tai yra labai tokia, sakykime, rezervuota parduotuvė, labai kukli, pardavėjas pats savininkas, galbūt brangesni kvepalai negu gatvėse, kur, kaip sakai, tempia užeiti ir klausia, ko norėsi, nenorėsi, bet ten tiesiog, sakau, pats pardavėjas, jisai padaro šou. Ten ir traukė kvepalus, buteliukus, maišė vienas su kitu, purškė į mus, sakė, užsimerkit, dabar kvėpuokit ir pajuskit, kur jūs nukėlė tas kvapas ir tikrai sukuria, jisai kaip pats sako, aš esu pamišęs dėl tų kvepalų ir man reikia sukurti magiją. Tai vat, nuėjęs tenai, tu atrandi tą magijos pasaulį, būtent kvapų pasaulį ir išeini tokioje visiškoje euforijoje. Jis sako, truputį gal, na, irgi jis sako, kad kai kurie kvepalai yra tarsi narkotikas, taip? Tai vat, mes irgi ten truputį apsvaigęs, bet tikrai nėra kažkokių apgaulių, nėra agresijos, nėra prievartos, netgi tu gali užeiti tiesiog ten
pasižiūrėti, sakyti, nu, netiko man niekas, ne? Ir nebus ten, kad oi, būtinai dabar turi įsigyti. Bet ten nenori įsigysi, nes sakau, ten tiesiog magija yra. Tai vat, vienas iš tų mano atradimų, naujų atradimų yra būtent šita vieta. Tai vėliau išduosime. Aš jau pati nekantrauju. O kokiosgi tavo atostogų planavimo, kaip ir įgūdžiai kokie, kas tave domina žiemos metu, nes manau, kad irgi atostogauju, kiek aš paskambinu žiemą, vis kažkur tai išbėgus būni. Aš iš tikrųjų irgi save priskirčiau prie tų dviejų planavimo tipų, nes dažniausiai vasarą, kai jau būna per daug visko, darbų, man reikia tiesiog atitrūkti, aš turiu savo top vieteles, kai apie vasaros kryptis, kada nors tikrai pasidalinsiu, tai tikrai labai spontaniškai planuojuosi. Vat būna vietų lėktuve, sugalvoju ir tada jau tiesiog lėkiu. Bet kas liečia žiemą, aš turiu tradiciją, kurias tikrai stengiuosi metai iš metų kartoti ir aš dažniausiai naujiem metam arba kalėdam stengiuosi arba iškart po kalėdų vykti į savo antruosius namus, kaip aš jas vadinu. Kurie čia tavo tie antrieji namai? Kaip ir daugelio mūsų lietuvaičių pamėgti ir tapę antraisiais namai šaltuoju metu, tai yra Tenerife sala. Ir aš pati ten gyvenau nemažai laiko ir aš kiekvienais metais ten grįžtu, bet vis aplankau kažką naujo. Ir vis sugalvoju, kad man reikia kažką naujo išbandyti. Ir turėjau vieną tokią neišbandytą patirtį, kurios vis, sakau, pragyvenau tikrai virš kelių metų. Bet niekada nebandžiau banglentės, surfinti niekada nepabandžiau. Aš sakau, nu tikrai reikia naujiem metam, žinai, naujų metų naujas potyris. Gerai. Ir tai šiais metais praėjusią žiemą vėl man nepavyko. Mano instruktorius susirgo tą dieną, kai turėjom tos mokymus ir kitą dieną aš turėjau išskristi. Tai man vis nepavyksta, bet šiemet aš taip pat susiplanau iš anksto ir susiplanau į kitą Kanarų salą, galvoju, gal jeigu Tenerifei man taip nepavyko banglentės išbandyti, tai mūsų naujoje kryptyje Gran Kanarijoje šiemet būtent tą ir pabandysiu savo įgyvendinti, dar metai nesibaigė prieš naujus metus. Tai dar šiemet norėtum tą padaryti. Aš lauksiu atsiliepimų ir labai tikiuosi, kad ta svajonė surfingo tikrai išsipildys. Kol tu kalbėjai, prisiminiau dar vieną dalyką ir galvojau naudingą irgi faktą ir patarimą mūsų keliautojams, kad dažnai, kai visi suskumba atostogas planuotis, būtent irgi šeimos, vaikų atostogų metu, labai dažnai pamiršta ir mes dažnai pasidalinam, bet irgi mūsų toj darbiniai ekspertų ar ate mūsų kolegos irgi visi žino šitą hintą, kad pasižiūrėti kartais tą patį laikotarpį išvykimams iš Rygos, nes mes Novaturas, mes turim 3 Baltijos rinkas, tai mes dirbam ir Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, ir kartais Latvijos vaikų atostogų datos nesutampa su Lietuvos ir kainos tuo laikotarpiu būna labai patrauklios, ypatingai tiems klausytojams, žiūrovams aktualu, kas gyvena galbūt šiaurės Lietuvoje, tiems dar arčiau gal net Rygos oro uostas, o kaina taip pat patraukli, tai čia toks irgi. Tai apie ką kartais nepagalvoji net pažiūrėti. Taip, manau, priminimas toks, kad tokia galimybė irgi yra. Taip. Na ir pasinaudosiu progą pristatant mūsų rubriką, mūsų šios laidos rubriką, kuri vadinsis Paslėptas kelionės prieskonis. Ir kiekvienoje laidoje bandysime mūsų klausytojams ir žiūrovams išduoti paslaptį, kokią nors vietą ar patirtį iš vienos iš Novaturo krypčių, ką reikėtų aplankyti, ko jie taip paprastai nesužinos pasiskaitę tiesiog straipsnį apie tą kryptį. Tai šiandienos dienai. Kuo nustebinsi mane šiandieną? Aš šiandieną duosiu prieskonį atsiųstą iš Madeiros salos. Kurioje dar nebuvau. Taip, kur Jurgita dar nebuvo, aš tikiuosi labai greitų metų ir tu ją aplankysi. Ir iš tikrųjų daug apie Madeirą kalbama, daug rašoma. Bet aš, ką siūlau, kadangi irgi teko tenai gyventi, pasinerti kasdienį vietinių gyventojų gyvenimą ir užsukti Funšalyje esančią kavinukę, pasidalinsim taip pat aprašyme pavadinimu ir lokaciją. Ir
Funšalis yra tiek sostinė, tiek turizmo centras ir ten visi viešbučiai įsikūrė ir visi eina į tas tokias labai populiarias grandinės. Įprastai. Taip. Pavalgyti, atsigertos kavos, bet yra viena kavinukė, kuris įkūrusi tarp senamiesčio sienų prie pat vietinių ofisų, kur tu gali ateiti ir pasijaust, įsijaust ir paskesti tame vietinių žmonių gyvenime, pasimti savo vietinės kavos, portugalai garsėja labai skane ir labai. O nepagalvočiau visai. Taip, nelabai nebrangi ta kava ir espresas beje tau, užsisakant, kai būsi, bika vadinasi. Taip, ir užsisakyk būtinai, kai žada pyragėlį. Pyragėlis yra toks kaip mūsų grietinėtis, varškės pyragėlis. Tiesiog atsisės tenai ir pastebėk, kaip vietiniai žmonės leidžia savo pietų pertrauką, kaip vyksta tas tikras gyvenimas. Ir beje, už tokį duetą nesumokėsi daugiau negu 1,5 euro. Oi, Sabina, labai suintrigavai. Jau dabar planas galvoje, kaip suplanuotas atostogas į Madeirą. Na ir šiandien mes labai džiaugiamės, kad šitą pirmą startą kartu su mumis, klausytojai, žiūrovai, padarėte kartu. Mes labai tikimės, kad šita laida iš tikrųjų buvo jums įdomi. Ateityje žadame tikrai ne vieną dar įdomų Būtinai. pašnekovą, pasakojimą, faktą atskleisti. Na ir tikrai labai smagu, kad mes pagaliau esame čia. Taip, man irgi buvo labai smagu, kad šiandieną, tikiuosi, buvote visą laiką su mumis, kažką tai naujo, įdomaus sužinojote. Lauksime labai jūsų komentarų, žinučių, pasidalinimų, gal net pasiūlymų. Taip. Tai tikrai labai buvo smagu čia šiandieną būti ir aš sakau iki pasimatymo. Ir keliauti kartu lengva.